Taigi, Maja ir Talismanė, manau, kol Nastė ir Knopa pasirinks naujus kostiumus, mes vis tiek turime treniruotis. Oho, sporto salė užimta. Varlės, ką jūs čia veikiat? Jie čia valgo, Diana. Ei, zuikės, kaip matot, mes nešvaistome laiko. Nusprendėme treniruotis. Treniruotė buvo sėkminga, galite mus pasveikinti. Varlės, merginos, tai sporto salė, o ne kavinė. Ar negalit nueiti į kavinę pavalgyti, Blondi? Ką mūsų karūna daro ant tavo galvos? Blondi, pasakyk jai. Kalbant apie mane, ši karūna neturi savininko, ji tiesiog gulėjo ant lentynos ir aš nusprendžiau, kodėl princesė negali jos dėvėti. Velnias, Blondi, kaip visada. Klausyk, Blondi, tai mūsų daiktai ir nereikia jų liesti. Ir taip pat, Varlės, dabar jūs išvalysite savo trupinius sporto salėje. Diana, princesės nevalo. Diana, jei mūsų trupiniai tave vargina, išvalyk. Ir taip, rytoj ant mano galvos bus dar viena karūna. Varlės, nebūkite tokios erzinančios. Pasidarė pirmąją treniruotę per mėnesį ir jaučiasi kaip karalienės. Maja, žinai, netrukus bus varžybos ir Varlės nusprendė iš naujo pradėti treniruotis. Diana, ar prisimeni, kad šiose varžybose pergalė bus mūsų? Aha, Diana, nusiramink, viskas bus gerai. Merginos, treniruokimės, prašau. Taip ir padarysim, bet pirmiausia turime išvalyti trupinius. Ar šoksime ant trupinių? Gerai, aš eisiu ir atnešiu šluotą ir šiupeliuką. Maja, aš išvalysiu, o mes turime užrakinti sporto salę, kad niekas čia neateitų, nerastų. Ačiū, Talismane. Taigi, Maja, turime pradėti mokytis naujų šūkių. Diana, sutinku. Ir naujų judesių. Žinoma, Diana, konkurencija greit ir mes turime būti geriausios. Maja, mes esame geriausios. Vaikinai, pabaikite, jau seniai noriu pamatyti jūsų darbus. Mokytojau Maikai, berniukai yra vieni, o mergaitės kitos. Ar tai kaip kaimo sodyboje mėlyni rožiniai namai? Taip, be merginų tai neįprasta. Bet kaip šaunu, tylu. Na, smalikai, ar tikrai reikėjo nupiešti paveikslėlį čia už manęs? Mokytojau Maikai, užduotis buvo apie ateities planus. Štai mano ateities planas, aš ištekėsiu už Dianos. Ji pagimdo 2 vaikus, berniuką ir mergaitę, šviesiaplaukę kaip aš. Gerai, smalikai, galime manyti, kad atlikote savo užduotį, nors tai paveikslėlis. Na, nesvarbu, vaikinai, ką jūs turite? Mano ateities planai pavogti Dianą iš smaliko, kad jie nesusituoktų. Jūs esate 2 broliai, blogi broliai, ar nėra kitų merginų išskyrus Dianą? Romeo, apie ką tu kalbi, visos merginos paimtos? Turiu omenyje ne mokyklą, o apskritai pasaulyje yra daug merginų. Romeo, kokių planų turi ateičiai? Dėdė Maikai, mano planai yra uždirbti daug pinigų ir nusipirkti marmurinį Benz treką. Marble Benz trekai neegzistuoja, ar girdėjai apie juostą? Romeo, tavo planai nesusijęs su tavo darbu. Turi pirmiausiai motociklas, o paskui Mercedesas. Mano ateities planai, noriu, kad Knopa būtų brunetė. Mokytojau Maikai, ar galiu pasakyti savo ateities planus? Taip, mes išklausysime. Taigi, Kostė, pasakyk savo planus, visi nori išgirsti. Ir mano planai, noriu, kad mes su Dima draugautume 100 metų, vestuvės būtų per vieną dieną, mūsų vaikų vardai tie patys, sūnus Kostė, aš ir Dima. Kostė, aš tave myliu, tu tikras draugas. Dima, aš nebaigiau, noriu pasodinti 2 medžius, 2 ąžuolus, pastatyti 2 kaimyninius namus, o mūsų žmona bus dvynė. Eina savo, Kostė, na tu genijus. Taigi su Loren, pabaiga. Ne, gali su jas tikinėti, tai ateities planai. O taigi aš su Lorena, tu su Zalina. Po velnių, jūs esate vyresnių klasių mokiniai ir kalbate tokias nesąmonės. Vaikai darželyje apie tai svajoja. Gerai, vaikai, skambutis, duokite savo darbus, ko neklausiu, vėliau patikrinsiu jūsų darbus. Iki pasimatymo, viso mokytojau Maikai. Viso gero, viso mokytojau Maikai. Iki pasimatymo visiems. Na, Džordžai, mums baigėsi ledai, liko tik kubeliai. Taigi duok man tą kubelių vonę. Kubelį? Džordžai, gal nori ko nors valgomo, blynų, sūrio, pirago? Na, pagamink man ką nors skanaus. Draugai, ar turite ką valgyti? Aš tokia alkana. Karina, turime tau porciją blynų su uogienė. Duok man tas blynus. Aš irgi noriu blynų su uogienė. Sekundę, to įkais. Džordžai, liko tik 1 porcija blynų su uogienė, galiu pasiūlyti su grybais. Taigi tada blynai su grybais ir amerikano kavos. Blondi, tu net nesisveikinsi su juo? Ne, aš jį ignoruoju. Kai jis pasisveikins, aš tada ir apsimesiu, kad jo nematau. Kas čia? Nieko negirdžiu. Tu tokia žiauri su juo. Jis norėjo, kad liktume draugais. Man nerūpi, ko jis norėjo. Aš norėjau, kad jis būtų mano vaikinas, o jis mane atstūmė. Palauk, gal jo mergina ne visam gyvenimui ir tada jis paprašys tave susitikinėti. Man nereikia numesto žaislo.
Sveikas merginos, šios dienos pamokoje turėjome tokį įdomią užduotį – ateities planų rašymas. Sveiki, vaikinai. Kokius planus rašėte? Parašiau, kad noriu kraustytis į butą ir gyventi atskirai, kai man bus 18 metų. Šaunu, man patinka tavo planai. Zakai, ką tu parašei? Rašiau, kad noriu mokytis ir mokytis, būti pats protingiausias. Palauk, o kiek tu nori mokytis? Apie 30 metų. O kada susituoksime? Būsiu 40, kai būsiu protingas, kai kelmas. Suknelė tikrai neatrodys gerai, kai man bus 40 metų. Klausyk, Loren, anksčiau tu man nepatikai. Tu man taip pat. Bet dabar mes esame geriausios draugės. Tai šaunu, mes kaip Jin ir Jan. Ir mūsų berniukai yra geriausi draugai. Jūsų blynai. Džordžiai, tu irgi mėgsti blynus? Labai. Aš irgi, ypač su uogiene. Pica, nuvalyk stalą. Tu pažiūrėk, kaip Karina gražiai kalbasi su Džordžu. Nesupratau. Jie sėdi kartu prie stalo su blynais. Skanaus, Džordžai. Ačiū, Karina, tau taip pat. Ar jis išėjo iš proto? Jis dirba mokykloje, turi gražiai su visais kalbėti. Ne, jis nekalbės su visais. Knopa, kodėl kostiumai neparuošti? Ar tu nesupranti? Mums reikia dabar, greitai bus konkursas. Diana, kas ten? Palauk, Maja. Kokie vėlavimai, nežinau, spręs kažkaip, pasikalbėk su jais. Matote, merginos, sakiau jums, kostiumai turėtų būti paruošti likus pusiai metų iki konkurso, viskas turi būti paruošta. Talismane, manęs ten nebuvo, aš atkrentu. Gerai, Knopa, palauksim dar 3 dienas. Tikiuosi, kad paskui viskas gerai. Taigi, Maja ir Talismane, kostiumai nėra paruošti. Nežinau, netrukus turėsime konkursą, ką darysime be kostiumų. Diana, aš nežinau, ką daryti, mes sugalvosime ką nors kitą. Pavyzdžiui, dėvėsim ką nors gražaus, puošnaus ir užsikliuosime Z raidę. Taip, kitų variantų nėra. Mums reikia žmogaus, kuris būtų atsakingas už mūsų kostiumus ir žiūrėtų, kad viskas būtų laiku, nes neturiu tam laiko. Diana, niekas to nepadarys geriau už tave. Taip, savo kostiumą patikėjau krepšininkams, jie pametė galvą ir tiek. Bet vis tiek, Talismane, turime pabandyti surasti žmogų, kuris tiktų šiam darbui. Gerai, Zalina ne, futbolininkės, ne, nevykėlės. Gal pabandyti pasamdyti kažką iš nevykėlių? Kaip jūs manot, ar Grūšas susitvarkys? Galime pabandyti, kas bus jos pareigose. Pavyzdžiui, Talismane jis stebės mūsų aprangas ir laiku užsakys naujas. Be to, ji už tai gaus gerus pinigus. Gerai. Turime surasti šias merginas ir su jomis pasikalbėti. Galbūt kažkuri iš jų sutiks. Talismane, paklaus, kol mes dar čia. Gerai, Diana, noriu tavęs kai ko paklausti. Talismane, žinau, ko tu nori paklausti. Nori, kad leisčiau Mają eiti į pasimatymą su tavimi. Atsiprašau, bet mano atsakymas yra ne. Netrukus turėsime varžybas ir turime visą laiką ruoštis ir treniruotis. Štai kodėl šį mėnesį niekas iš zuikių neturės pasimatymų. Kaip gaila, Maja. Talismane, aš viską suprantu. Jei varžybos, tai varžybos, bet po konkurso turėsime daug pasimatymų. Tu žadi? Pažadu. O aš pažadu, kad po mūsų varžybų padarysiu staigmeną mūsų komandai. Važiuosim atostogauti. Kur? Tai bus staigmena. Koste, ar sakei tiesą apie tas žmonės dvynės? Taip, o apie kaimynus namus? Taip, aplankysime vieni kitus. Ir taip, ir mes žaisime su PlayStationu labai daug. Dima, manau, kad susituokę nežaisime su PlayStationu. Koste, ką, ar žaidimai bus pasenę? Dima, mes būsime suaugę, kam tas PlayStationas? O taip, aš apie tai nepagalvojau. Klausykite, vaikinai, užuodžiu Dianos kvepalus, tikriausiai jos čia buvo. Kodėl? Knopa dar neatvyko, jos nuvyko į kostiumų. Nastė man parašė žinutę. Klausykite, futbolininkai, mes dabar važiuosime. Klausyk, Timūrai, saugokis, kad aš tau žinok ne. Taip, mūsų treniruotė dar nesibaigė, turime 10 minučių. Kodėl tada sėdi ir nesitreniruoji? Futbolininkai, pažiūrėkite, kaip aš įvykdžiau užduotį, gavau aukščiausią pažymį, aš atrodau šauniai su Diana, tiesa? Kietai. Smalikai, norėjai mane įskaudinti dėl Dianos, tai neveikia. Taip, jam nerūpi, turėsime dvynės žmonas. Jūsų juokingi futbolininkai, dvinukės, tikriausiai ir futbolininkės. Smalikai. Girdėjote, vaikinai, futbolininkai turės dvynės futbolininkės. Dima, atsipalaiduok, kas juokiasi paskutinis? Tas juokiasi blogiausiai. Patikėk. Jana, užsirašyk 1000 naujųjų metų žaislų. Lelio, kodėl tiek daug? Kaip tai kodėl? Mokykla didelė, o naujieji metai jau greitai. Puiku, nori naujų metų. Gerai, varvekliai 30 vienetų. Lelio. O už kokius pinigus mes viską pirksime? Ta prasme,
Mokiniai rinko pinigus, mes viską nupirksime, jie nori atostogų atmosferos. Sveiki, mokytojų Maikai. Sveikas, merginos. Štai ir Zuikės. Zuikės, ateikit čia. O, žiurkės, kas dabar? Turime ką veikti, skubame. Greitai, neužlaikykit mūsų ilgai. Turime rinkti pinigus. Vėl? Vakar davėm. Ir jūs kvaili, tai naujųjų metų puošmenos. Ar norit, kad mokykla liktų nepuošta ir negraži? Klausykit, merginos, sandėliuke turime daug šaunių praėjusių metų žaislų. Ar jie netinka? Kasmet turime pirkti naujas dekoracijas, ką daryti su senomis, perkant naujas, senos perdirbamos. Lele, kam leisti išteklius veltui ir netvarkyti ekologijos? O, pažiūrėk, kaip jis dabar kalba. Nuo kada pradėjai rūpintis ekologiją? Perdirbimas reiškia deginimą, nebus jokios žalos. Taigi, Diana, laikas baigėsi, mes turime eiti. Gerai, merginos, atsiųsiu jums pinigų jūsų banko sąskaitą, bet atsiųskite man žinutę, kiek jums reikia ir neišmeskite senų dekoracijų. Parsinešiu į savo namus. Gerai, eime į kavinę, vėliau pasidažysime lūpas. Eime. Jana, rašau, kad Zuikės perves į kortelę. Lele, turėtume tai pranešti visiems. Nueisim į kavinę ir visiems apie tai pranešime. Sveiki visi. Žiūrėk, Maja, kavinė pilna merginų. Merginos, mums jūsų reikia. Bet prašau, atidžiai paklausykite, gal kam reikia papildomų pinigų? O, palaukit, tai svarbus pranešimas. Zuikės, norit, kad parduotume jūsų ausis? Ar kaip? Varlės, kaip juokinga, geriau padėkokit mums, kad išvalėme jūsų trupinį sporto salėje. Varlės, jūs ne vietoj, šis skelbimas ne jums. Taigi, Zuikės, tęskit, mes jūsų klausomės. Berniukai, mūsų laukia, turime mažai laiko. Taigi, merginos, klausykit, mes ieškome kostiumų asistentės. Ieškome atsakingos merginos, kuri prižiūrėtų mūsų kostiumus. Ir tai nemokamai. Aš galiu. Ne pica, tu negali, tu dirbi kavinėje. Aš galiu suderinti. Ne pica, tu negali. Puiku, Zuikės. Kiek esat pasiruošę mokėti? Kokios yra asistentės pareigos? Oho, kas čia per susirinkimas? Zuikės ieško kostiumo asistentės. Viena nesusitvarko. Apmokėjimas yra tinkamas, tačiau norėdamos tapti mūsų asistentėmis turite išlaikyti bandomąjį laikotarpį, merginos, ir jūs turėtumėt mokėti paspausti, nes mūsų kostiumus reikia gerai prižiūrėti. Ar galiu turėti padėjėją, kuris neštų mano galvą? Taigi, merginos, ar yra norinčių? Jana, ar girdėjai? Taip, gal eisime ir padarysime niekšingų dalykų, ant kostiumų uždėsime aliejus dėmes? Ne, Jana, turi kitą idėją. Galiu eiti į bandomąjį laikotarpį. Žuža, ką tu net lygintuvo nenulaikai, be to dar reikės paspausti. Gruša, ko tu rėki? Aš išmokčiau. Aš galiu. Ne, Gruša, tu net nematai skirtumą tarp šilko ir mikropluošto. Aš galiu. Gerai, Karina, Gruša ir Žuža, mes laukiame jūsų persirengimo kambaryje. Pažiūrėsime, ką žinote apie audinius. Ir jei taip, viena iš jūsų bus mūsų asistentė. Valio! Mes galim. Kas gali ką nors geriau žinoti apie audinį? Jei nebuvusios šokėjos, mes geriau pasirūpinsime jūsų kostiumais. Velnės, išsišokėlės. Žiurkės yra žiurkės. O, Jana, Lelė, ar tikrai norite tapti mūsų asistentėmis? Ar jos iš komandos? Taip. Patarčiau jų nepriimti. Gerai, Zuikės, aplankysime jūs persirengimo kambaryje, bet pirmiausia pavalgysim. Gerai, merginos, susitinkame persirengimo kambaryje. Lelė, kokią idėją tu turi? Jana, nežinoti yra palaima. Papasakosiu vėliau. Norėdamos pradėti, turime tapti asistentėmis. Draugai, o jei žiurkės tikrai nori tapti mūsų padėjėjomis ir užsidirbti pinigų? Diana, aš jais netikiu. Berniukai? Sveiki. Sveikos merginos. O, mažylė, ar žinai, kokią įdomią užduotį turėjome šiandien? Klasės užduotis ir už tai Smalikas gavo aukščiausią įvertinimą. Smalikai, kokia užduotis tau teko? Beje, aš tavęs pasiilgau. Aš tavęs taip pat. Užduotis buvo ateities planai. O, kokių tu turi ateities planų? Aš, tu ir mūsų vaikai. O, Smalikai, kodėl aš turiu 4 pirštus? Diana, tai menas. Kodėl tu prie manęs prisikabinai? Turiu 5 pirštus, Smalikai, 5. O, tai mūsų vaikai? Taip. O kodėl blondinai? Na, kaip ir aš. Smalikai, tu netikras blondinas. Diana, aš nesuprantu, ar tau nepatiko? Visiems patiko, net mokytojas Maikas sakė, kad tai yra puiku. Aišku, Smalikai, man labai patiko, labai miela, bet prašau, kai duodi man žiedą, padovanok su baltą akmeniu. Geltonas akmuo reiškia blogą dalį. Labai negražu. Po velnių, Diana, tu rodai tiek daug defektų ant paprasto paveikslėlio. Gerai, paskutinė pamoka. Ką darysime po to? Siūlau užsukti į mūsų namus. Netrukus ateis Knopa ir Nastė. Kas už? Už. Mažytė, tu žinai, kad aš visada už tave.
Timūrai, tu matei šį paveiksliuką, tu turi 0 šansų. Girdėjai? 0. Draugai, o jūs spausite laikus, prenumeruokite kanalą, paspausite varpelį ir laukite naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate! Draugai, pamatysite, ši mažylė Diana bus mano.